Pastoriau Markai Burnsai, mums labai malonu Jūs pasveikinti čia ir didelė garbė susipažinti su Jumis. Labai ačiū, kad atskridote į Romą. Džiaugiamės galėdami Jūs pasveikinti čia Europoje. Visi žinome apie Jūsų dvasinės diplomatijos misiją. Prašau, papasakokite mums šiek tiek daugiau apie šią iniciatyvą ir kaip Jūs skleidžiate dvasinę diplomatijos idėją čia Vatikane. Pirmiausia, norėčiau pasakyti Alatra ir visiems savanoriams, kad Jūs atliekate nuostabų darbą, kurdami taiką ir skleisdami žmogiškumą visoje planetoje. Dar kartą pabrėžiu, kad dirbdama su Jūsų nuostabiu prezidentu ir visa Jūsų komanda visuose aplankytuose žemynuose, galiu pasakyti, kad visur matau tik tą patį. Jūs rodote tik meilę. Todėl mūsų bendras darbas, skleidžiant dvasinės diplomatijos idėją visame pasaulyje, man reiškia labai daug. Manau, kad galiausiai turime tą pačią žinią ir tą pačią misiją – padėti užbaigti karus ir atnešti taiką kiekvienam žmogui. Nepriklausomai nuo jo odos spalvos, rasės ar kultūros, kam jis meldžiasi ar kokiai religijai jis priklauso. Kiekvienas žmogus turi teisę būti laisvas. Ir tai yra mūsų misija. Tai yra tai, ką daro dvasinė diplomatija. Mes nenešiojame ginklų, mes atnešame išmintį. Mes galime veikti peržengdami sienas ir konvencijas tikėjimo vardu. Todėl, kai kalbuosi su hinduistų gyduoliu, budistų vienuoliu, islamo imamu ar katalikų kunigu, mano tikslas visada yra nešti vienybę ir taiką. Mes tai vadiname tyliąją diplomatiją. Tai yra kažkas, ko politikai negali padaryti. Aš privalau siekti taikos ir stabilumo pasaulio regionuose, kurie labiausiai kenčia nuo karų. Tai dvasinė diplomatija. Tai ne tik kalbos. Mes dirbame tikrą darbą. Kai tik mes išvyksime iš Vatikano, nuostabaus Vatikano, iš Romos, mes skrisime tiesiai į Koreją. Motinai Mun ten sunki padėtis. O suvienijimų bažnyčia yra persekiojama. Būtent čia ir reikalinga dvasinė diplomatija. Prezidentas Trumpas bus ten tuo pačiu metu ir mes būsime ten, kad padėtume atnešti kuo daugiau taikos. Aš meldžiuosi už visą pažangą, daromą bendradarbiaujant su Alatra, šią nuostabią organizaciją ir Jūsų nuostabiai savanorius visame pasaulyje. Jūs mane labai įkvėpėte. Aš matau Jūsų savanorių galią ir meilę, kurią Jūs rodote žmonijai, nesitikėdami pagirų, neduodami interviu, negirdėdami padėkos žodžių už savo darbą. Esate tikri neapdainuoti didvyriai. Štai kodėl mes bendradarbiaujame ir mūsų žinia sklinda po visą pasaulį. Taip pat Marinai ir nuostabiam darbui, kurį jie atlieka. Dėkoju jai iš viso širdies, nes turėjau galimybę praleisti laiką su Jūsų nuostabia prezidente, o jos rodomas gerumas užkulisiuose, prieš kamerą ir už jos yra nukreiptas į vieną dalyką. Visa tai dėl misijos ir tik dėl misijos. Todėl žinau, kad jei tęsime savo darbą, pasieksime tikslą įtvirtinti taiką visame pasaulyje. Labai ačiū už palaikymo žodžius Alatras savanoriams ir už tai, kad pasidalinote savo planais keliauti į įvairias šalis dvasinės diplomatijos misijų metu. Taip pat norėčiau paklausti apie pasaulinį pokyčių lyderių susitikimą. Ko tikitės iš šio renginio? Jis vyksta Vatikane, Popiežiškoje mokslo akademijoje. Ar turite kokių nors ypatingų lūkesčių, kadangi renginys vyksta šventojoje vietoje? Tai tarp religinis renginys. Ir dar kartą noriu išreikšti ypatingą padėką profesoriui Andreoli už kvietimą dalyvauti šiame nuostabiame renginyje, 10-ajame kasmetinėme pasaulinių pokyčių lyderių susitikime, kuris, kaip sakėte, subūrė pasaulio lyderius. Įvairių pozicijų pasaulio taikos judėjimų lyderiai susirinko aptarti, kaip tęsti procesą ir kaip galime toliau bendradarbiauti. Ir nuostabu, kad susirinkome tokioje dvasingoje vietoje kaip Vatikanas. Tai vienas iš svarbiausių pasaulio krikščionybės centrų. Ir ne tik krikščionybės. Visų religijų atstovai čia atvyksta pagerbti katalikų bažnyčios, didžiausios katalikų bažnyčios pasaulyje. Taigi, bendradarbiauti su tokia nuostabia organizacija ir turėti galimybę kalbėti tokioje šventoje vietoje kaip Popiežiškoji mokslo akademija yra didžiulė garbė. Aš labai džiaugiuosi būdamas vienu iš pranešėjų, tačiau vėlgi, tai tiesiog rodiklis, ką daro Alatra.
Jūs, bičiuliai, esate pačiame pasaulio taikos kūrimo ir pasaulio lyderių vienijimo epicentre, pačioje širdyje. Ir tai tik pradžia, nes mums dar daug ką reikia nuveikti. Labai laukiu artėjančio renginio Vašingtone. Žinau, kad jūs apie tai paklausite. Pas mus pristabdytas vyriausybės darbas, todėl turėjome perkelti renginį. Aš meldžiuosi, kad galėtume suburti abiejų Vašingtono partijų, demokratų ir respublikonų atstovus, kad vyriausybė galėtų atnaujinti darbą, o tada pasaulio lyderiai vėl galėtų susirinkti Kapitolijaus kalvoje, kad išgirstų apie Alatrą partnerystę ir tuos nuostabius dalykus, kuriuos jūs darote, kad atneštumėte taiką ir kad pakalbėtumėte apie dvasinę diplomatiją. Turiu šį nuostabų ženklelį ant savo atlapo, apie kurį visi kalba, visi jo nori. Taigi jūs turite dirbti, turite daryti tai, ką darote. Kiekvienas iš jūsų esate dvasinis diplomatas ir nusipelnite dvasinį diplomatijos ženklelių. Matyti šypsenas tų, kuriuos skriaudžia, matyti, kaip jūs ieškote būdų, kaip užtikrinti teisingumą jiems ir vis dėlto matyti, kaip jūsų kaip savanorių rankos surištos, yra labai jaudinantis dalykas. Ar profesorius Andreoli taip pat pristatys pranešimą artėjančioje konferencijoje? Taip, jis atvyks. Jis priėmė kvietimą ir labai džiaugiasi galėdamas atvykti. Ten bus žmonių iš viso pasaulio. Profesorius atvyks asmeniškai, o rytoj įteiksime jam apdovanojimą. Jis jau apie tai žino, bet mes jam įteiksime specialų apdovanojimą už tai, kad jis yra ypatingas dvasinis diplomatas, už tai, kad suorganizavo tokį grandiozinį renginį ir leido mums jame dalyvauti, suteikė mums prieigą prie vietų, kur dauguma žmonių negali patekti, kad galėtume skelbti Evangeliją, skleisti tiesos ir taikos žodį ir palengvinti žmonių susibūrimą dideliems darbams ir padėti vieni kitiems. Labai ačiū, kad jūs tuom pasidalinote. Mes suprantame, kad dvasinė diplomatija reiškia vienybę. Kaip tai paaiškinti paprastiems žmonėms? Dvasinis diplomatas yra bet kuris tikintis žmogus, kuris meldžiasi už savo politinius lyderius, nepriklausomai nuo to, kurios šalies pilietis jis yra. Jei tu aktyviai meldiesi už savo šalies dvasinius ir politinius lyderius ir darai viską, kad politiniai lyderiai būtų naudingi savo žmonėms, kad jie prisimintų, jog jų turima valdžia skirta padėti žmonėms, kur jiems patikėta vadovauti, o ne juos lopinti, ne jiems nurodinėti, ne su jais blogai elgtis, ne piknaudžiauti valdžia, o panaudoti tą galią žmonių gyvenimui gerinti. Taigi, jei tu meldiesi už savo tikėjimą ir esi tarp tų, kurie aktyviai meldžiasi už savo politinius lyderius, tuomet tu esi dvasinis diplomatas. Ir mes norime, kad tu būtum mūsų veiklos dalimi. Mūsų svetainė spiritualdiplomats.org. Ten galima sužinoti, kaip tapti dvasiniu diplomatu. Ir žinoma, mes tikrai jums įteiksime tokį ženklelį. Mes juos specialiai užsakėme. Tačiau tai tik simbolis, rodantis pasauliu, kad esate aktyvus žmogus, tai yra tikintis žmogus, bet tuo pačiu metu esate politiškai orientuotas, padedate nešti taiką ir primenate išrinktiems pareigūnams, kad jie neturėtų piknaudžiauti valdžią, o naudoti ją žmonių labui, traukti juos iš skurdo ir negandų, tarnauti jiems. Juk politikai atėjo tarnauti, o ne tam, kad jiems tarnautų žmonės, kuriems jie buvo išrinkti tarnauti. Nuostabi mintis. Ačiū, kad pasidalinote. Kaip matote dvasinės diplomatijos misijos ateitį? Kaip ji gali vystytis ir kaip kiekvienas gali tapti dvasiniu diplomatu? Aš manau, kad misija plėsis. Mes pradėjome dirbti visai neseniai, bet jau apėmėme beveik visas religijas. Nė viena religija neatmetė dvasinės diplomatijos idėjos. Nė vienas žmogus, su kuriuo kalbėjau, nepriklausomai nuo jų religijos, neatmetė mūsų veiklos idėjos. Juk mes kūrėme visų tikėjimų vyrų ir moterų tinklą, kad galėtume bendrauti, eiti ten, kur neleidžia susitarimai tarp šalių, vesti pokalbis abiejose barikadų pusėse. Ten, kur priešai nukreipia ginklus vieni į kitus, mes, dvasiniai diplomatai, galime vesti tylią diplomatiją. Kaip pastorius aš galiu kalbėti su islamo imamu ir vesti šį pokalbį remdamas įsitikėjimu, tuo pačiu apeidamas tai, ką transliuoja žiniasklaida. Juk žiniasklaida yra pavojinga, labai pavojinga. Žiniasklaida yra dalis problemos. Žiniasklaida perduoda informaciją vienpusiškai. Ji turi savo darbotvarkę ir nuteikia žmonės vienus prieš kitus. Bet mes, tikrieji žmonės, galime tai apeiti, ką transliuoja žiniasklaida ir bendrauti vieni su kitais tiesiogiai. Ir mes galime matyti, kas iš tikrųjų sakoma ir kas iš tikrųjų vyksta.
Būtent tai ir atsitiko Ukrainoje. Man pavyko užmėgsti ryšius, apeinant žiniasklaidą ir jos skleidžiamus melus. Ir aš supratau, kas yra tiesa. Bendraudamas su žydų rabinais Ukrainoje, su Ukrainos vyriausiųjų rabinu, aš supratau, kad tai, kas buvo sakoma žiniasklaidoje, netitiko realios situacijos vietoje. Todėl manau, kad mūsų misija plėsis. Vis daugiau žmonių supranta, kad politika žudo žmonės ir jiems daro skausmą. Nesvarbu, ar gyvenate Sudane, Somalijoje, Pietų ar Šiaurės Korėjoje, politika žudo žmonės, nes žiniasklaida naudojama kaip ginklas. Bet tiems iš mūsų, kurie veikia tikėjimu, tiems iš mūsų, kurie veikia taikoje, tiems iš mūsų, kurie neturi kitos darbotvarkės išskyrus pagalbą labiausiai nepasiturintiems, kaip sakė Paulius Biblijoje, kad jie prisikeltų iš pelenų, kad labiausiai nepasiturintieji turėtų maisto ir stogą virš galvos, kad nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, rasės, odos spalvos, įsitikinimų ir tikėjimo, jie turėtų gynėją, kuris kovotų už juos ir užtikrintų, kad jie gyventų taikoje ir harmonijoje. Už tai mes kovojame ir tai yra dauguma iš mūsų. Už tai plaka daugumos iš mūsų širdys. Politikai, kurie susigrobė visus pinigus, nesirūpina paprastais vyrais ir paprastomis moterimis. Ir taip yra visame pasaulyje. Jie naudojasi tikėjimu ir religijomis. Jie kursto krikščionis prieš musulmonus, musulmonus prieš krikščionis, krikščionis prieš žydus, žydus prieš musulmonus. Ir jie laiko mus šiame neapykantos vienas kitam rate. Bet yra supratimas, kad dauguma iš mūsų, jei ne visi, nori to paties. Mes galime skirtingai laikytis religinių apeigų, skirtingai kalbėti, skirtingai atrodyti, skirtingai išpažinti savo tikėjimą ir tai yra normalu. Bet tai netrukdo mums mylėti vieni kitos ir vienytis bendrų pagrindų, kuris yra taika ir gerovė visiems vyrams ir moterims. Apeinant tai, kas mus skiria, ir apsupdami save tuo, kas mus vienyje. Aš matau, kad šis procesas nuolat stiprės. Kaip galima tapti dvasiniu diplomatu? Apsilankykite svetainėje spiritualdiplomats.org. Ten galite susipažinti su visa informacija apie dvasinę diplomatiją ir nuostabų darbą, kurį atlieka Alatra. Mes visi esame šio proceso dalis, mes tai darome kartu. Tai komandinis darbas. Marina ir kiti komandos nariai, o tai yra tūkstančiai savanorių visame pasaulyje, skleidžia taikos ir meilės žinią be jokių norų siekti pripažinimo. Štai kas yra mūsų misijos esmė. Dauguma politikų yra pasirengę daryti gražius darbus tik dėl pripažinimo. Mes dirbame nepriklausomai nuo to, ar mus giria ar ne. Mūsų atlygis – matyti, kaip labiausiai kenčiantys žmonės klesti įvairiose pasaulio šalyse ir tai yra mūsų tikslas. Taigi, svetainėje spiritualdiplomats.org. Jei norite veikti tikėjimu, tarp religinio bendradarbiavimo ir tolerancijos dvasia, tuo pačiu meldžiatės už politikus ir esate politiškai orientuoti, žinodami, kad šalies, kurioje gyvenate įstatymai gali būti neteisybės priežastimi, mes norime, kad prisijungtumėte prie dvasinių diplomatų branduolių ir padėtumėte skleisti šią žinią visame pasaulyje. Aš tikrai matau šios misijos augimą ir tikiu, kad mes galime pranaukti bet kurią pasaulio politinę partiją, nes žmonės gali susivienyti tikėjime. Ir tai yra svarbiausia. Labai ačiū už jūsų žodžius. Iš tiesų, Alatra savanoriai visame pasaulyje taip pat skleidžia bendražmogiškas vertybės, informuoja apie žmogaus teisės ir galbūt net nesuvokia, kad mes jau esame dvasiniai diplomatai, nes didiname informuotumą apie šiuos svarbius klausimus. Jūs be abejo teisi. Klausykite, aš sakau kiekvienam savanoriui, dabar jūs taip pat esate dvasinis diplomatas, todėl jums taip pat reikia gauti tokį ženklelį ant atlapo ir nešiauti jį su pasididžiavimu, nes jūs sakote likusiam pasauliui, aš pasisakau už taiką, gerovę, meilę, aš pasisakau už religinę toleranciją. Ir aš privalau remti savo brolius ir seseris ir niekada jų nemenkinti. Jei žiūrite šį vaizdo įrašą ir esate Alatra savanoris, tai jūs esate dvasinis diplomatas. Labai ačiū už įkvėpimą. Keletą žodžių apie renginius, kuriuose dabar dalyvaujame. Profesorius Andreoli išleido knygą Kvantinės technologijos, dirbtinis intelektas ir žmonijos ateitis. Jūsų nuomonė, kaip galima sujungti dirbtinio intelekto temą ir moralinius aspektus ir kokį vaidmenį čia vaidina Vatikanas? Labai svarbu turėti moralinį kompasą, kai kalbama apie dirbtinį intelektą ar naujausias technologijas. Nes jei nėra moralinių kompasų, kuriamos technologijos, kurias valdo žmonės, neturintys moralinių orientyrų.
Tai gali sukelti korupciją ir nelygybę. Kai vargšai atlieka darbą, o atlygį gauna tik keletas turtuolių. Tačiau, kai yra moralinis kompasas ir su dirbtiniu intelektu susijusiamis technologijomis užsiima daugiau tikinčių žmonių, tada tą pačią technologiją galima panaudoti namų statybai. Ji gali būti naudojama kuriant geresnės fermas. Jos pagalba galima pamaitinti žmonės ir suteikti pagalbą žmonėms visame pasaulyje labai mažomis sąnaudomis. Kai yra žmonių su aiškiu moraliniu kompasu, tokių kaip profesorius Andrioli ir kiti, kurie naudoja dirbtinį intelektą. Mes turime dalyvauti šiame procese. Jei nedalyvausime, tik keletas turtingų ir korumpuotų žmonių galės pasinaudoti tokių technologijų privalumais. Ir jie jas naudos tik savo naudai, o ne kitų labui. Todėl labai svarbu, kad tai darome čia, Vatikane, Romoje. Tai, ką daro profesorius, yra labai svarbu diegiant moralinį kompasą dirbtinėme intelekte. Kai bažnyčios tėvai ir tikintieji diskutuoja šiais klausimais. Jei mes, kaip tikintieji žmonės su patikimo moraliniu kompasu, įsitrauksime į šį procesą, mes galėsime naudoti šią technologiją ne tam, kad sunaikintume ar pažemintume žmogų, o tam, kad jį išaukštintume. Labai ačiū už jūsų įtikinamus žodžius. Mums, Alatra judėjimo savanoriams, tikrai didžiulė garbė bendrauti, bendradarbiauti ir draugauti su jumis. Ką norėtumėt palinkėti mūsų žiūrovams? Dar kartą kreipiuosi į visus, kurie žiūri šį vaizdo įrašą ir sakau jums, tai čia ir dabar. Visi, kurie žiūrite, klausykite, tai tik pradžia. Alatra savaime yra didžiulė jėga. Alatra savaime yra nuostabi. Bet Dievas mus suvedė, kad panaudotų mane kaip ruporą, kuris skambės kuo garsiau ir pasakos visam pasauliu apie tai, ką Dievas daro, kai mes bendradarbiaujame. Įvyks nuostabūs dalykai ir jūs esate šio proceso dalis, todėl nereikia abejoti. Aš jau sakiau apie tai anksčiau, nevarginkite savęs ir nenusiminkite, mes dar turime išgelbėti daug gyvybių. Mums reikia pamaitinti dar daug žmonių, mums reikia pasiekti teisingumą ten, kur yra neteisybė. Mums reikia išlaisvinti daug žmonių iš kalėjimų. Ir tik tu vienas, kur bebūtum, kad ir koks mažas save laikytum, tu nesi mažas, tu esi dalis vienybės grūdo. Mums reikia tavęs. Kai grūdų daug, jėga didelė. Tau gali atrodyti, kad esi tik grūdų dalelė, bet ne, tu esi didelė visumos dalis. Jei sudėsime visus grūdus į vieną dubenį, tapsime viena jėga, bet tai turi vykti dabar, kai mes bendradarbiaujame. Yra dar daug blogio, kurį turime kartu nugalėti.